turbūt pats svarbiausias dirbtinių kalbų kūrėjas, rašytojas, bet kartu ir filologas, lingvistas yra Tolkienas. Būtent Tolkienas savo pasaulyje sukūrė ne vieną kalbą. Asmenybė Tolkienas yra žinoma beveik visiems. Jo kurtos kalbos daro didelę įtaką ir vienas iš jo pomėgių buvo kalbų kūrimas. Ir sakoma, kad jis yra sukūręs bent 13 kalbų dirbtinių. Labiausiai jisai sugebėjo išvystyti ir sutvarkyti elfų kalbas. Ir elfų kalba yra ta, kuri daro didžiausią įtaką fantastikos mėgėjams. Galima internete išmokti šitos kalbos, yra kursai, yra net universitetuose kai kuriuose galima mokytis Amerikos. Apskritai kalba yra įdomi, jinai yra sukurta pagal visas pagrindinės gramatikos taisyklės. Tolkienas tikrai kūrė daug kalbų, yra ir elfų, ir nykštukų, ir žmonių, bet elfų yra pagrindinė ir jinai kaip jai priešprieša yra orkų kalba. Ir vat trečiojoje dalyje, Žiedų valdovo karaliaus sugrįžimas, šitoje knygoje, pats autorius papildymuose yra parašęs, kad šioje knygoje minimas dvi eldarų kalbos - aukštoji elfų kalba arba Kvenija ir pilkųjų elfų arba Sindarų kalba. Aukštoji elfų kalba tai senoji Užjūrio eldamarų kalba, kuria pradėta rašyti. Šeimose jie nebuvo šnekama, tačiau elfams ji buvo mūsų lotynų kalbos atitikmuo. Pirmojo amžiaus pabaigoje į viduržemį ištremti didieji elfai Kveniją vartojo ceremonijoms, legendoms ir dainoms. Tai yra labai aukštas kalbos lygis. Kalba skirta jau kultūriniam, meniniam ir religiniam gyvenimui. Ir kaip atrodė orkų kalba ir kuo jinai tokia įdomi. Sakoma, kad orkai neturėjo savo kalbos. Ką galėdami pasiėmė iš kitų kalbų, pakeitė, kaip jiem patiko. Tačiau jie sukūrė tik bjaurų žargoną, vos tinkamą bendrauti, nebent keiktis ir įžeidinėti.